Tai ką, sveiki draugai, atvažiavo žurnaliuga ir pagaliau filmuosim seriją apie BMW, apie kurią jūs klausėte komentaruose. Pasiėmėm iš dažyklos pagaliau. Prieš tai tikriausiai matėte, ką mes darėm, tai nučiulpėm, išsiurbėm šitą freoną, kad galėtume keisti radiatorius, ko mes užsiimsim su šituo dalyku. Ką čia, aš sakau, huj. Karoči, hujak, perichod. Negalėjau sudėsyti minties, tai šiandien serijoje pakalbėsim apie tai, kas buvo padaryta, ką darysim ir kom užsiimsim šiandien su žurnaliuga. Tai, kas tai? Žurnaliuga, varom į kitą perichodą. Kaip matėt, kas pas mus buvo prieš tai su automobiliu, su jo stogu, o dabar pažiūrėkit, koks gražus yra stogas. Juodas, viskas kaip priklauso tikram pacaniškui BMW. Taip ar ne? Jo. A ką toliau sakyt? Kiek kainavo? Taip, tai kas pas mus buvo padaryta? Pervirino mums stogą, pačią skardą pakeitė, už tą remontą paėmė 600 eurų ir nudažė mums automobilį. O tai dažėsi kas? Priekinis stogas. Ne taip norėjau pasakyti. Stogas, kapotas. Tai kapotas senas. Nepadarė, patingėjo. Tai kapotas, šita stojkė buvo išlyginta, šitas galinis sparnas dažėsi ir bamperiuko gabaliukas su perėjimu. O daugiau viskas tvarkingai. Tai dažėsi tik tai 1, 2, 3 detalės. Ir 600 eurų paėmė. Mažai ar daug, patys spręs. Žmonės gali pagalvoti, kaip jūs tą automobilį vežiojat, kaip čia visas tas dalykas vyko, kodėl jūs nerodot. O dabar visą tai ir parodysim. Nu, žinokit, šitą vėjas truputį pučia, gal langą galit uždaryti. Čia šlangos pučia, o ne vėjas. Šlangos pučia? Jo. Čia vasarinis variantas 26 metų automobilio. Eko, Oda, salonas. BMW Cabriolet Conception. Nu tai ką, draugai, blėt, važiuojam dirbti toliau su Lukašo BMW. Jau nieko. Važiuojam va taip. Jokių pažeidimų nedarom. Automobilis techniškai tvarkingas, su visom apsaugom. Sėdynės čia dirbtinis intelektas pašalino. Buliat, važiuoja tai neblogai. Mūsų autoservise, karočią. Įbat, ten dar į kairę sukti negalima. Tai ten tavo žibintas ir neparodys posūkio, kad į tą pusę reikia mums. Galinis parodys. Davai, tu gazu daug biškį, ką mes čia tenksim. Posparnį pamesiu. Žmonės apvainėlina išgavo. Bet gerai, kad čia viskas dirbti. Jo. Maka moka šiais laikais. Jeigu nori, gali rūkyti salonę. Galima, ne? Tikrai neprirūkyta. Čia pastai per klaidą dega. Pėdarastin warning. Pėdaras į mašiną sėda tiesiog. Gale. Pėdastrian. Šoistikas nukrito, sport režimas į balsą. Žiūrėk, tai elektrikai mano, kai huivat būdų. Rебята. Gerai, все, čiūchinkis iš savo sapnų, kelkis į darbą, Visa tai buvo sapnas. Viskas čia buvo sugeneruota, žurnaliuga pasistengė, kad viskas būtų sugeneruota su dirbtiniu intelektu, kad žmonės mūsų neheitintų. O kodėl iš tikrųjų tai buvo, reikėjo automobilį patikrinti, kaip jisai važiuoja, buvo uždėti taisyklingi numeriai, kurie priklauso tokius automobilius pervarant, buvo uždėtas žibintas, viskas buvo surinkta ir važiuota.
Viskas vyko Latvijai. Karoči. Nebūkit kaziolais ir bus viskas gerai. O ką toliau, žurnaliuga, mes darom su tavim? Grįžtam prie darbų. Kokių? Ką darysim? Tai tu turi papasakoti man šiai. Tai ką mes darysim? Ogi mes darysim... Ką iš jis liepė padaryti, Lukašas? Ką jisai liepia padaryti? Nu, ką tu šestakas išeini? Blet, o aš dabar galvoju. Va žiūrėk, mes filmuojam serijas, taip padarom, ane, padedam jam. Visi kurva net pagert nekviečia kartu. Primesk? Nu, net į Turkiją nepakvietė. Tai va, kol Lukašas Turkijoje mes dirbam. O kodėl? Kad reikia dirbti. Europa darbas toks. O ką, draugai, jeigu jums reikia automobilio iš Amerikos, būtinai pasirinkite šią įmonę. Opa, BitPro. Pasakysiu jums vieną dalyką. Žmonės ant tiek patikimi, kad mūsų sekėjai jau iš jų nupirko 4 automobilius. Ir 2 automobilius jūs pamatysite už 2 mėnesių. Kodėl sakau už 2 mėnesių? Nes esu įsitikinęs, kad BitPro savo žodį laiko ir tikrai automobilį, kada reikia atveš, o ne kaip kiti vežėjai rašo preliminarų laiką, o veža 3-4 mėnesius. Va čia jų Instagramas, būtinai pasekite ir pamatysite ten daugiau automobilių iš Amerikos. O mes pagnali toliau dirbti. Opa! Tai ką? Įvažiuojam atgal į garažą ir pradedam su žurnaliuga kažką daryti. Tai sėskis jau. Mes norim pamatyti, kaip tu sėdi. Komfort salonas. Visi privalumai. Atsargiai, kad nenupūstų. Tai ką mes su žurnaliuga darysim? Nuimsim kapotą, nuimsim radiatorius, kad pakeisti į mums reikiamas dalis. Tai ką, kapotą nuėmėm ir dabar aš galvoju, nuėmėm kapotą, nu ir manau žurnaliukai gal ir užtek šiandien. Ir taip per daug dirbam. Šiaip čiriką galim paimti ir važiuoti šiandien. Jo, ant stalo matėm, kad yra čirikas, papitakėlį papjausim, kad lengviau eitųsi mums. Ir viso. O šiaip iš esmės galima numėti sparną. Bet reikia, kad būtų nuimtas ratas ir posparnis. O mes tinginiai, tai mes geriau gal nurinksim radiatorius. Tai va, draugai, viskas labai paprasta, nuėmam viršutinę kasetę, kad galėtume prieiti prie mūsų radiatorių ir žiūrėti, kas ten yra. Galiu pasakyti, kad aušinimo radiatorių sveikas, o Lukašui reiškės pasisekė. Pasne kitas klausimas, kas čia per dronas dabar? Kur? Kur va čia gitie, blėt? Iš Baltarusijos, kur balionus gaudo. Ką mes matom? Žiūrėk, žurnaliuga. Parodyk. Aušinimo radiatorius pas mus sveikas, tai netgi manau, kad nenupilinėsim aušinimo skysčio, nes viskas tvarkinga. Vienas niuansas. Amerikiečiai vietoj aušinamo skysčio pila ne vanduo, o kaip jisai vadinasi dabar. Ką žino, parašykit komentaruose, ką jie pila. O jie pila... Anti-heat. Antifrost. Ne, gliceriną. Va, man rodos, jie pila gliceriną, jeigu neklystu. Žurnaliugai, kaip galvoji, freonas man į akis dabar papurkš ar ne? Manau, ne. Teisingai, mesgi viską išsiurbėm. Bet, kiek žinau, turėtų truputį būti vis tiek kažkokio slėgio. Tai mes dabar su tavim atsuksim vieną vamsdelą. Ir ko pasiekoje paspausim ant jo su kokių nors kitų instrumentų, kad nepipurkšti savo veido rūbų. Ko pasiekoje. Kom čia mums pastumti? Pastumsim su BMW detalę.
Nesistumė. Дебил. Так он мне звонит. Normantai, kodėl tu padedi Lukašui? Aš noriu viską išrinkti, išmėtyti visus varžtelius, kad jisai po to pystusi, surinkinėdamas šitą automobilį. Lukašai, atleisk, jeigu žiūri šitą seriją, kad aš pasakiau visą tą savo teisybę, kaip bus iš tikrųjų, bet tai yra mūsų su žurnaliuga planas. Kad po to tau parduoti nufilmuotą visą vaizdo medžiagą ir bent kažkaip pasipelnyti. O mes taigi viską turim, ką mes atsukinėjom, ką prisukinėjom. ASMR dabar bus. Nekvėpauk žurnaliuga, tegul išsipurškia. Kaip aš visą laiką darau, dėl ko Lukašas praktiškai nereikės jam ieškoti visų varžtelių ir taip toliau, nes aš viską, ką atsuku, visą laiką įsuku atgal. Jeigu ta detalė nėra išmetimui ar dar kažkaip. Reikia žiaučių nusirengti. Ne? Ne. Теперь был бы заебись, тут микстинец нож. Deja, bet megztinių kol kas nėra. Dar. Kol kas. Kariauju su įmenu šlangu, nahui. Beveik jau. Beveik. Tai baigsiu. Nahui. Šiaip iš esmės. Все. Galime dėti atgal. Bet, kad Lukašas jo nesudėtų tikrai atgal, mes jį padarysim va taip jam. Dabar tikrai nedės. Negalim apgaudinėti žmonių. Reikia daryti mašinas tvarkingai. Taigi, ką mes čia turim? Dar pasižiūrim. Interkuleris iš apačios truputį užlenktas. Truputį, minimaliai. Tai iš esmės, manau, galima jo ir neliest. Ar liest? Kaip tu galvoji, žurnaliuga? Че, Лукаша ехал? Йоги баланс. Aš kiek žinau, jisai šitų radikų neturi. Mums reikia išimti, išlūpti dar šitos plastikus visus. Šitas va irgi palenktas, bet jisai neskilęs. Vat aš jau anksčiau atgal, viskas nebuvo jisai lenktas. Nu, jo. Kas toliau? Mums reikia išardyti šitą visą plastiką. Kad mes galėtume jį pakeisti, nes jisai yra trūkęs. Teks, vieną pusę mes jau beveik nuėmėm, liko čia. Viktorija. Žmonės gali pasakyti, paimk tu, blėt, visą sumuštinį, nuimk ir tiek. Taip būtų paprasčiau. Antifrizą nupilt ir iš tos pusės atsisukus laikiklį, pagalvę šitą viso teliko ir nuimti. Bet aš pabandysiu, kad dabar neieškoti jokio bliūdo,
kur nupilti antifrizą ir taip toliau, pabandysiu truputį pasipist ir nuimti. Ko pasiekoje, manau, kad vis tiek reikės viską nupilt ir dirbti jo be antifrizo. Greičiausiai. Tiesiog aš dabar bandau išsiaiškinti, kaip visą šitą dalyką apeiti. O apėjimas čia paprastas. Hop. Hop, stop, kanada. Starba, не надо. Молодый, давайте. Kaip pasakytų mano tėvukas, darom greitai, bet 2 kartus. Ko pasiekoje, kaip ir sakiau, tikriausiai reikės viską nupilinėti ir surinkinėti. Padarom nedidelę pertraukėlę žurnaliuką, jei galima, nes pavargau. Op, переход. Dabar nuiminėjau visus orktakius, kad būtų priėjimas mums prie sekančių visų detalių. Ups. Tai vat. Tau gaila šitos BMW, ar ne? Kodėl man turėtų jos būti gaila? Nes jeigu būtų tavo, tu taip darytum? Kaip? Jeigu čia būtų tavo BMW, ar tu taip darytum? O ką aš netaip darau? Nu, pavyzdžiui, man prisimės varžtas, o tu jį su minusinį sukai. Tai jeigu atsisuka ir tingi pasistot, ką daryt? Čia ne pliusinis, o žvaigždutė. Žurnaliuga, tavo darbas filmuot ir montuot. Kodėl, bet užsičiau? Ne, nu aš taip niekad nesakiau, baigtų juokus. Tiesiog žiūrim. Žiūrim mes ką. Čia viskas pujovai. Man patinka, kaip tu darai vaizdą, kad tu kažką supratai. Ne, tai aš viską supratau, matai, aš sakau, nenoriu numinėti visų šitų detalių. O tai yra aušintuvas tepalo radiatorius ir taip toliau. Tai aš bandysiu atsukti laikiklį nuo televizoriaus, kad visas tas televizorius pasistumtų man į priekį. Kad būtų man didesnis priėjimas. Nes Lukašas prieš tai verkė, kad sakė, kad čia, va, kaip pavyzdys po smūgio, netgi šitas balkiukas nuėjo į priekį. Ir va, jau visos detalytės. Gerai, čia po to išsiaiškinsim ties šito klausimu. Tai va, man reikia nuimti šitą lanžeroniuką vadinamą, kad nusimtų telikas. O kad nusimtų telikas, man žurnaliuga turėtų paduoti mažą galvutę ant 13. O telikas smart ar ne smart? Full HD, LCD, balkon, parket ir taip toliau. Paduosi ar ne ant 13 galvutę? Lukašai, čia jeigu ką, va šitas mažas davikliukas čia nuo oro temperatūros daviklių. A pagalvė tai buvo suplyšusi. Kodėl aš nusivylęs? Nes... Emocijas tikros parodyk, nes ką tik buvo tikros emocijos. Bliuot, aš tiesiog nahui. Vienas varžtelis, kurio aš negaliu atsukti, kad nuimti visą šitą plasmasę televizoriaus. Kodėl nenoriu? Kodėl noriu atsukti? Kad išimti plastiką televizoriaus, bet vis tiek suprantu, kad reikės visą dalyką nupilinėti, antifrizą ir taip toliau, nes kitaip aš televizoriaus nesurinksiu. Televizoriaus šiuo metu neturiu, dėl to ir nenupilinėjau. Šitą purviną reikalą paliksim Lukašui, tegul jisai
nupila, kur jiem reikia, nes čia po to garažį pasipripilsi, kur nors ne taip, dar kažką ir bus po to. Vis tiek net ačiū nepasakys. Tai va, tai dėl to, jo, čiriką paliubomą jau paimsim, nes jisai vat guli taip gražiai. Žurnaliuga, man ten rodas daugiau nei čirikas. Blet, čirikas tik. Tai va. Ko pasiekoje? Aš išardžiau dabar viską taip, kad Lukašas nebesurinks. Ir manau, kad jau netgi pas nesurinksiu. Bet už pinigus surinksiu. Juokauju. Grįšim, kai nuimsim. Jo, grįšim, kai nuimsiu. Nuimsim iki galo šitą plastiką supistą, kad viskas ten būtų paruošta. Šiaip iš esmės, ne, be Lukašo mes neliesim čia nieko, tegul jisai pats nupilinėja tą visą antifrizą. Tai va, man rodos pas jį išvis visas telikas eina kartu su balkiais visais ir taip toliau. Tai jeigu su balkiais, tai čia išvis tada visai kitas reikalas. Nežinau, jisai išvažiavęs, negaliu pasižiūrėti, kokios detalės yra, nors žinau kur. Bet neeisiu. Nes aš tinginys. Ne tinginys, o tiesiog nenoriu. Ne. Kas ne? Karočiui, reikia nuimti mums iki galo visą šitą šūdą. Tai nežinau, pasigal bačka kažkokia kažkur yra, kad mums tą antifrizą nupilta, aš jau nežinau. Manau, kad vis tiek yra bačka kažkokia. Va, bačka yra. Haltūra nepaeis, nes atidaryta duobė. O mes padarysim ką? Nupilsim viską į duobę. Šitą nesužinos. Sužinos, nes bus šlapia, bet mes taip tikrai nedarysim, nes reiškia, jeigu į duobę, reiškia ir į žemę. O žemės gadinti nereikia. Man šiais yra dabar klausimas, o hidapas veikia, kai kol jūs važiavot, ar ne? Turėjau rodyti kažką, bet labai akis nuo vėjo apsipūtė. Dėl to absoliučiai net nieko nematėm. Net nematėm to, kad važiuojam be stiklų. 200 buvo? Nebuvo, nupūstų labai greitai. Stogą atplėštų. Žurnaliuga, blėt, ką daryti, aš jau nežinau. Reikia viską nupilinėti, nu. Tai paskambinti Lukašui, tegul pasako, jeigu ne, tai ne, jeigu taip, tai taip. Pasakyt jam, kad viską į duobę nupilsim? Jo. Ne, taip daryti negalima. Išjung kamerą. Išjung. Tai ką, radiatorių mes nuėmėm, antifrizą mes nupilėm, tvarkingai. Ko pasiekoje, telika laikiklis pas mus rankoje. Kas dabar? O dabar mums reikia atjungti interkulerį. Nupilinėti nereikia dar kartą? Nupilinėti ką? Antifrizą? Ne, tai žurnaliuga, tu jau buvai kamerą išjungęs. Greitai nuimsi ar ne? Už kiek minučių grinai? Iki 10. Sporinam? Ne. Nes aš net neberandu, kuom jį nuimti. Tai duosi tau 15 minučių. Ne, nu tai ką čia, 2 hamutus atleist. Hamutai čia paprasti, be jokių, kaip sakoma, vaibonų. Viskas čia ganėtinai paprasta. Все, žurnaliukai, davai nuiminėjom.
Tai ką, žurnaliuką prapiso 100 per 8 minutės. Spėjom. Didžiausia problema ta, kad pas BMW yra anticirkulierių labai lievas hamutas vienas, su kurio labai daug visą laiką yra pisliavos. Ten taip, 2 atsuktuvais. Nu karoči, bet nuimt. Tai vat. Kas toliau? Sparnai. Jo, nuimsim dar sparną jam. Plius sumuštinių nesurinkinėsim kodėl, nes pas Lukašą, kai užvedi mašiną, šitas įtempėjęs. Galim matyti, kad jisai vaikšto visas. Ko pasiekoje jisai... Ko pasiekoje. Jisai skleidžia garsą. Tai kol viskas išardyta, yra normalus priėjimas, galima pasikeisti šitą dalyką, plius matau, kad dar diržų jau ragai. O dabar dar ant smūgio atsukam sparną. Ir, manau, šiai dienai darbų užteks ir taip su žurnaliuką nemažai jau padarėm. Šiaip iš esmės, jeigu nereikėtų keisti to įtempėjo, galima būtų šiandien viską jau surinkti. Pagal idėją, aš manau, kad man dabar kelintą valandą žurnaliuką? Pusė 6. Tai aš manau, apie 12 nakties visas snukis būtų jau surinktas pilnai. Jeigu viskas būtų. Nes šitos BMW ne vieną esu perinkęs. Ta prasme, tos visus šūdnikius. Tai plius minus žinau, kur reikia kišti pirštus. O kodėl aš esu jos perinkęs? Nes... Perikūpas jįba. Ne perikūpas, o automobilių eksportuotojas esu. Šiaip šitą sparną galima būtų padovanoti įsikėjams. Ne, tai o ką čia, žiūrėk. Aišku, jisai aliumininis, išlygint, užvyrint ir viso. Aš dabar neatsimenu, kai anksčiau pirkau, sparnas buvo 100 pem, bet čia porą metų atgal buvo. Dabar, aišku, nežinau, kiek sparnai kainuoja. Svarbiausia šitam visam darbę neskubėt, kad nepažeisti dažų, netgi ant pačių varžtelių. Nes, kiek aš žinau, kai kurie skuba labai, pažeidžia dažus, kaip pavyzdys, žiūrėk, kaip aš atsukinėjau. Tvarkingas, gražus varžtelis. Jie atgal prisuksi, jeigu automobilis būtų iš Europos, kur nemuštų pagal VIN kodą, kad yra daužtas. Jeigu viskas tvarkingai būtų surinkta ir nudažyta, tai niekas net ir nesuprastų, kad kažkas buvo čia daryta. Parodysiu vieną BMW lifehacką. Daugelis žmonių sugadina šitas klipsas ir knėdyje negražias, juodasnio originalias. Viskas su jum labai paprasta. Paėmat, įstumėt į priekį, vėliau susirinksit juos, piptikus tos vadinamus. Ir gražiai klipsą tą išsiema. Ir turit originalias klipčiukės. Piptikus. Ir normatėlių liko 2 varžteliai. Jo, atsisuksim ir tada pasikelsim tos piptikus. Reikės, aišku, pasiknyst, nes reikia nuiminėti slenkstį. Bet žinau lifehacką, kas slenkščio nuiminėti nereikės. Pasiknysim ir atsuksime kitaip. Dabar mums reikia prailgintojo. Mažo. Op, 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 op. Opa! Nepraėjo ir 2 minutės. Iš tikrųjų 30. Ir sparnas nuimtas. Sparną nuėmėm. Šiaip iš esmės žurnaliuką galėtume Lukašą apdžiugint ir nueit pasiimt kitą sparną ir jį uždėt.
mūsų laikas baigėsi, Čirika mums nesumokėjo. Jo, Čirika mums nesumokėjo ir ką aš pamačiau, kad yra sulankstytas šitas laikiklis. Bet ne faktas, kad jisai yra sulankstytas, bet šitas, manau, kad sulankstytas. Taip, šitas yra sulankstytas. Bet pas BMW minusas kame, tiek F30, tiek F32, tiek F10, kiek atsimenu, susilanksto šitie laikikliai ir tu negali normaliai išsivesti visų tarpų. Aišku, galima padaryti va taip ir šitas laikiklis tvarkingas, bet mes nežinom, kokia būklė kitų laikiklių. Ant kiek jie yra pabėgę. Dėl to ir pisliava yra, kai juos pasikeiti. Automatiškai tu pakeiti, nepataikai ant jų visų, kaip sakoma, reikalingų vietų ir knisėsi su jais, kol išstatysi taisyklingai visą tą dalyką. Ateik, va, aš to parodysiu vieną vietą. Va, tu man pasakyk, BMW, ne? Kažkada jis nauja, ten kaip pavyzdys. Kiek 100 gal kainavo. Pridėk čia, kiek tais metais 15 kainavo toks BMW naujas. Nu ir pažiūrėk čia kokybę, kaip kėbulas, nu ta prasme, nu, negalima kažkaip tvarkingiau visą šitą dalyką užlėti, ar ką? Ar čia kažkokia vieta, kur, blėt, kažkas darėsi? O čia ką? Nu, jeigu čia būtų kokia M5, nu tai, aišku, čia šūdnikis, bet kodėl taip? Netvarkingai. Už tokias šaibas, ne? Už tokias šaibas, taip. Viskas teisinglingai. Šiaip, sakau, žurnaliuga, mums užtruktų tai neilgai. Galėtume su tavim užmest kapotą ir pakeist sparną. Lukašas tikrai būtų nustebęs, manau. Kaip tu galvoji? Būtų nustebęs, bet... Aš suprantu, kad mes Čiriko šiandien negausim, nu, bet galima gi padaryti. Ar tu tikrai to nori? Aš toks žmogus, man patinka Lego visas šitas dalykas, surinkinėti, žiūrėti, po to visus tuos vadinamus tarpus suvedinėti. Man įdomu. Tas dalykas man įdomu, dėl to man rankas nešti aš noriu padaryti. Aišku, žinau, kad ir garažė dabar yra pas mane veiklos, vakar išardžiau, reikia šiandien surinkti. Bet... O gal Čiriga visgi duos, ką? Kaip tu galvoji? Nemanau. Nemanai? O kur jis išvis? Dirba. Arba Turkijoje, nežinau. Lukašai, kur tu parašyk komentaruose. Haja. Tai ką, žurnaliuga, varom paimti detalių. Ir gal visgi Lukašas už mūsų gerą darbą. Gal bent jau po kebabėlį kokį. Kai pasižiūrės šitą seriją, sekantį kartą pastatys mums. Tai ką, mes surinkinėjom, o jūs žiūrėkit timelapsą, per kiek laiko mums gavosi visą šitą brūdą, šūdą surinkti. Sėdo, bet greitai žurnaliuga ją pakrovė ir ką mes turim? Ogi turim va tokį vat BMW. Aišku, zazorus reikia dasivest, neaišku, kaip čia su vyriais buvo, nes vyriai buvo sulankstyti sparną, kapotą. Mes su žurnaliuga uždėjom. Ir va toks jau vaizdas. Tikėkimės, Lukašas pasakys bent jau ačiū. Bet kebabą nusipirk. Nu, sau. Nufilmuok.
ką mes šiandien per seriją padarėm. Ir jaučiu, ruošiamės namo. Į Zazorus dar nežiūrėkit. Ta prasme, į tarpus tarpą suvedžiau tik tai vieną. Patį lengviausią, prie durelės. O čia reikės knystis. Kodėl? Neaišku, ar buvo sveikas vyris. Reikės žiūrėti, kai jau išvidinėsim iki galo. Reikės pasižiūrėti vėlgi visus tarpus iki galo. Ir toliau jau žiūrėsim, kas čia bus, o ko nebus. Tokie vat pyragėliai. Tad jeigu patiko, spauskit like. Jeigu nepatiko, vis tiek spauskit like. Toliau pamatysit serijose, kiekgi viskas dar atsistos. Dabar stovi grubiai 10 000. Lukašas skaičiavo 9 880 eurų. Dabar jam stovi šitas BMW. Dar manau, kad nemažai detalių trūks. Dar europinimai, šmopinimai, viską parodysiu ir papasakosiu, kaip visas tas dalykas daromas. Tad jeigu tikrai jūs įdomu apie amerikietiškus automobilius Lietuvoje, kurie parvaryti iš Amerikos, sekit mus ir žiūrėkit mūsų vaizdo klipus. Taip pat parašykite, ar patiko toks stiliaus video. Taip, ir parašykit komentaruose, ar patiko toks stiliaus video. Žurnaliuga nusprendė truputį paeksperimentuot ir padaryti truputį kitokį stilių montavimo. Tad jeigu patiko, būtinai, kaip ir visą atsakau, rašykit bet kokį komentarą, bet dabar parašykit patiko, nepatiko. O jeigu turit galimybę, parašykit bet kokį komentarą, kad mūsų video keltų į viršų, pastatykit laiką ir būtinai prenumeruokit. Nu ką, negailogi. O toliau ką? Iki susitikimo. Hujak, pabaiga.